Sveiki, draugai. Vėl mes kanale, vėl judesys. Žodžiu, vasara, atostogos. Žodžiu, laiko trūksta, nėra kada čia jums pafilmuot, parodyt, bet turime viską susidėlioję, visus planus į ateitį. Ir bus vidosiukų rimtų. Mes esame pasiruošę vieną projektėlį. Turim kėbulą, su kuriuo darysime kažką rimčiau. Galite biškį dirstelt. I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react, to me. So much differently. I am different. Every time that I look back, I see my fortune. Would you react to me? Kalbant apie šitą, ir vardą, jau kaip ir sugalvojau, Redutis, mes jį padarysime, pilnai atrestauruosime ir iš tikrųjų yra paslaptis. Mes jį modifikuosim, bet kaip pamatysite vėliau. O dabar šitą vasaros karštą dieną norėjau dar pasigirt, ką aš čia padaręs iš tikrųjų. Esu pasileidęs Rolandą. Kas mane stebite, žinote, kaip jis atrodo. Tai yra originalus chuliganas su MT2 apdaila pagal Vint, kaip sako, pagal komplektaciją, žodžiu. Štai jisai pas mane čia. Mes jį esame praktiškai susirinkę viską, pasiruošę važiuoti, jau ir testavome. Jisai yra pilnai išplautas, žodžiu, atrodo ledas uoga. Štai pasižiūrim. Rolandėlis. Gražiai nuaugęs, uždėjom ratukus. Visas blizga. Aišku, iki pilnos laimės dar trūksta kelių smulkmenų, tai turime suplyšusią apatinę dalį sėdynės, ir šonuką. Šonuką jau radau, trūksta man šitos dalies originalios. Noriu viską įdavesti iki originalų. Šitas projektas yra davedimas iki originalų. Matot, kaip čia yra, aišku, čia tokių smulkmenų dar va. Slengstukas, toliau ten vieną kitą detalę dar pakeisiu, tokią pabraižytą, ir stiklas kažkiek paraištas, šitas nežinau, galvoju pakeisti šį, bet matysim, kaip čia viskas eigoje, tokie visokių niuansai, kaip varžtukas parūdijęs, čia tokios iš tikrųjų smulkmenos, bet jos visos sudaro patį bendrą vaizdą viso automobilio. Štai koksai gražus jisai. Tai va. Kažkiek papoliravo jį. Realiai viskas, paruoštas važiuoti. Manau, susitiksim kažkokiam renginį, jeigu kažkas bus kažkur. Šiaip pasivažinėjimai vyksta, važinėjimės, juos naudojam. Tai va, tokie reikalai su Rolandu. Aišku, nebėgam, turime dar vieną projektėlį, buvau truputį įrodęs, tai Editionas, 320 Edition modeliukas, labai retos komplektacijos, retas interjeras, žodžiu, ten tokius salonų apdailos detalės labai retos, visai kitokių spalvų, žodžiu, reikia pasižiūrėti, pamatyti. Jis dabar prie manęs čia jo nėra, jis yra irgi visas surinktas pilnai, išplautas, ir mes jam darysime istorinį statusą. Žodžiu, imsime istorinius numerius tiesiog ir bus jisai originalus. Tai va. O šiandien tema yra labai, manau, įdomi, aktuali visiems.
turintiems klasikinių automobilių, tai yra vadinamos aftermarket dalys. Aš turiu keletą dalių pasiėmęs, jums parodyti ir palyginti, kuo skiriasi, tarkim, kokybė aftermarket vadinamo pakaitalo ir originalios dalies. Tai yra tam tikrų skirtumų, niuansų, parodysiu, turiu keletą detalių, kurias tikrai įdomu, manau, panalizuoti bus. O ką, tas dalis chuligankių fanai tikrai žino, jų realiai visiems vos nereikia ir taip yra, žodžiu, nėra dalių, gamina pakaitalus. Keičiam, bet išlaikant originalumą, pakaitalas tikrai neišgelbės jūsų, bet pagydys. Jeigu nėra kitos situacijos, lieka dėti pakaitalą. Aftermarket dalį. Tai va, aš turiu paruošęs keletą tikrai retų labai dalių. Žiūrim. Tai va, hebrytė. Numeris 1. Manau, chuligankių turėtojai atpažįsta. Tai yra labai problematiška detalė, apdailos detalė esanti po vairu. Aš turiu tikrai labai geros kokybės, originalią, va matot, detalę, jinai kaip ir komplekte. Dažniausiai jų nulūžta kampai, galai. Čia yra originalios skylės prisukti prie panelės, bet dažniausiai čia vyrai suka medvaršius. Kala šalia, ir sugadina jas. Tokia būna jau jų dalia. Tai va, čia yra labai geros būklės. O ką, mes turim aftermarket vadinamą pakaitalą. Tai yra, nežinau, pagaminta greičiausiai Kinijoje, bet labai kokybiškai. Raštukas išlikęs visas. Jinai yra plastikinė. Čia yra turbūt popierinė originali. Šita yra plastikinė. Kažkiek uždėta garso izoliacijos. Bandyta taikyti spalvas gal. Vienokios rūšės, kitokios. Viskas kaip ir tvarkoje. Tai va, realiai vizualiai, jei uždėjus, žmogus, kuris chuligankė sėdėjęs 3 kartus, dar net pažins, kad čia yra neoriginali dalis. Aišku, jinai yra gelbėjimusi detalė, kaip sakant, jeigu nerandat originalios, tvarkingos detalės. Tai va, tokie reikalai su šita. Einam toliau. Ką, toliau turime nuo saulės vadinamus, kaip čia pasakyti, uždengėjus, pridengėjus, žodžiu, suprantat, apie ką aš kalbu. Tai va, mūsų senukas, visi praktiškai chuligankių šitie uždangalai, šičia sutrūksta, čia būna defektų, ir aišku, čia yra senatinės ligos. Nuo laiko jinai tiesiog sutrūkinėja, išpužuoja aplink veidrodėlį. Ir ką, valia, pradėjo vyrai gaminti analogus. Realiai praktiškai net neatskirtumėt. Yra tokių niuansų. Čia tas tvirtinimas kažkiek, skiriasi. Bet realiai 1 prie 1. Dedat ir važiuojat. Manau, čia yra labai detalė gera išspręsti jūsų bėdas. Beje, šitų visų dalių, ką aš rodžiau, ką dar įrodysiu, galite įsigyti Parts for Classic puslapyje, tenai matysit kainas jų, kažkam įdomu, yra nuolaidos kodas, nusipirksit, žodžiu, ne problema su dalim. Toliau mes turime, kas turi chuligankę atpažįsta šitą dalį, tai yra purvasargio, priekinio ratų purvasargio dalis. Dažniausiai pas visus būna sulūžę arba nėra. Mano kairiai pusė yra dar tiekiama originali šita dalis. O šičia yra, kaip jums atrodo, kas čia yra? Made in Taiwan, žodžiu. Jų yra pirkti, jos nėra brangios šitos. Šita berods apie 20 eurų, šita
Originaliai, aišku, 50 kažkas ten, nežinau tiksliai, bet kam įdomu, ras kainas. Ir ką, realiai jos tinka uždėti, matmenys panašus. Čia tų labai tikslumo purvasaugai nereikia, yra atvadų pareguliuoti, bet morališkai aš visada užsimerkiu ir dedu tik originalią dalį. Kad ir purvasaugis, bet man tai atrodo rimčiau. Iš bėdos galima aišku dėti šitą, bet čia, kaip sakant, yra diskusijos reikalas. Kiekvienas turi savo nuomonę, kaip į savo automobilį ką nori dėti. Žodžiu, šita tema yra labai rimta restauruotojams, kadangi dalių šitų nėra. Toliau, ką mes čia turim? Turim rankenėlę. Jeigu įsivaizdavimui, štai va. Šičia yra irgi, aš pasakyčiau, tikrai probleminė detalė, kadangi nuimant rankenėlę, praktiškai visų nutrūksta tvirtinimo varžtas ir lieka detalėje. Aišku, ją čia galima išgręžti, išstriekti, žaist, bet bėda ta, kad kas antro turbūt nulūžta. Iš patirties sakau. Tai ką mes turim? Mes turime naują šitą detalę. Galiu parodyti, va. Jos nėra brangios. Grinai nauja detalė. O šalia padėsiu originali naudota. Nu ir kuo skiriasi vyrai jos? Nu kuo? Nieko. Kits net pažintų. Šitą detalį yra, kaip ir pasakojau, su tokiu gedimu nulūžusiu varžtu. Aišku, čia įsisprendžiama, bet ne visi turi gal sąlygas tą varžtą išimti. Tai va, o kas apie rankenėlės? Turiu tokį įdomų pastebėjimą, kas domisi chuligankėm. Rankenėlės yra skirtingos. Senesnio modelio ir naujesnio modelio vadinamo plačiastopio rankenėlės skiriasi. O kuo skiriasi, galima tiesiog darant duris pajausti. Skiriasi apatiniai rankenėlės grublėtumas. Tuo parodau. Va. Čia yra iki 87 metų rankenėlė. Turi tokias brūkšniukus, o nuo 87 ir toliau turi lygų paviršių, tiesiog lygų. Taip galima jas atskirti. Aišku, čia uždėjus vizualiai iš lauko pusės, jos nesiskiria. Tokie reikalai. Tai va. Tokie reikalai. Šiandien trumpai drūtai papasakojau, kad manęs nepamirštumėt. Žodžiu, viskas vyksta. Tuo pradėsim rimtus reikalus startuoti. Judysim redutį. Po truputį trauksimės jį iš pievos. Jisai turi tų rūdžių, bet manau, aš manau, kad jum parodysiu kiekvieną tą vietą supuvusią ir suvirinsime po kamerą. Žodžiu, viską aš jum smulkiau parodysiu, visus darbus, eiliškumą, kokias detalės naudoti, kaip privirinti, nu, matysit. Aišku, čia užtruks, projektai ir kiti judės, nu, toks pamiksavimas vyks. Aišku, vyksta pasivažinėjimai, važiuojam, keliaujam, buvom čia vienoje kitoje vietoje, žodžiu, viskas vyksta, vasara, dabar atostogų metas, labai sunku su tais restauravimais, daug kas atostogauja, nu ir viskas taip tolyn ir slenkasi. Tai va. Šiandien tiek, ačiū, kad žiūrite, nepamirškit subscribinti, mes nesustosim, judėsim. Ačiū jums, iki.
doubted all that I could do, knowing what I need to do. All I can say, the word is thank you. Think is what you need to push away from the shore, amongst the waves. Exactly where I wanna be. I am where I